Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Kelis šimtus metų pro Juodkrantę ėjo Europinis pašto kelias. Istoriniuose šaltiniuose išlikę keliautojų prisiminimai pasakoja apie smėlio dykumą ir kančias, kurias reikėjo jame patirti. Kelias iš esmės didžiąją dalį ėjo palei jūrą. Vežimas velkamas ar ten karieta arklių, vienas ratas vandenį važiuodavo, kad mažiau klimptų arkliai, nes smėlisgi labai nuvargindavo arklius. Tie prisiminimai tokie labai sunkus. Vienas keliautojas rašo, kad gerai, kad pasiėmė to garsiojo Danciko auksinio vandens. Tai yra šnapsas ten garsus su gintaru. Taip lengvino savo kelionę. Sunkumų patirdavo ir Kuršių Nerijos gyventojai. Jeigu yra vakarų vėjas, tai aišku, kad tau smėlį neša į namus, į dantis, į veidą. Jeigu kelias dienas siaučia audra iš vakarų pusės, tai smėlį užneždavo ir duris, jie ten atsikasnėdavo. Karvaičių bažnyčios likimas irgi, taigi į bažnyčią jau galiausiai per varpinę eidavo ir ten drebėdavo, kad bet kada tas smėlis suspaus bažnyčios sienas. Labai sunkus gyvenimas buvo. Juodkrantė anksčiau buvo prie pat jūros, tik 17 amžiaus pabaigoje ji persikėlė į vietą, kurioje yra dabar. Žmonėm reikėjo viską perkelti, persivežti, taip, nes čia mediena irgi buvo gana brangi. Tie pranešimai iki 17 amžiaus yra labai liūdni, tai mokesčių nemoka, nes ten kelios tos trobelės pajūrėje beveik užpustytos. Kažkas pabėgo kažkur į Prūsiją. Juodkrantė irgi būtų užgesusi, jeigu ne pašto stotis, kuri išgelbėjo kaimą, nes pašto stotis buvo valstybinė institucija, ten arkliai buvo, jos reikėjo prižiūrėti, jos reikėjo, kad kažkas kaustytų, reikėjo, kad kažkas šieną parūpintų ir taip sukosi toks aplinkinis kaimelio ekonominis gyvenimas taip pat, ne tik žvejyba. Sprendimą apželdinti kopas lėmė įvairūs interesai – valstybės, Klaipėdos uosto, pirklių. Tos keliaujančios pustomos kopos, jos linko į marias, jos galėjo užpustyti farvaterį, kuris buvo 19 amžiuje tik išgilintas, taip garlaivių kelias, susisiekimas Klaipėdos su Karaliaučiumi, su Tilžė, viskas būtų sutrikę, jeigu. Tai buvo interesas ir apskritai bandymus apželdinti šitoje dalyje Kuršių Nerijos pradėjo Klaipėdos pirkliai dar 19 pradžioj, nes jų interesas buvo uosto vartus apsaugoti nuo to griūvančio smėlio į uosto akvatoriją. Kopų apželdinimo sudarė sąlygas Juodkrantei iš dykynės tapti kurortu, kuris klestėjo iki pat Pirmo pasaulinio karo. Ekonominis pakilimas Vokietijoje tuo metu diktavo naujus poilsio poreikius, o Juodkrantės žvejų kaimas buvo integruotas į kurorto gyvenimą kaip reklama. Čia buvo labai gyvas ekonominis interesas valstybės. Šitą iniciatyvą, kurią parodė tuomet susitelkę labai veiklus žmonės Juodkrantėje, Eduardas Štelmacheris nuperka smuklę 1865 metais. Turtingi klaipėdiečiai iš Tilžės laivų atplaukė, iš Karaliaučiaus susisiekimas laivais buvo labai patogus. Reikėjo, pavyzdžiui, kurorto vystymui dalį miško valstybinio suskirstyti sklypais ir kad jį galėtų įsigyti. Ir taip tos vilos buvo pastatytos Juodkrantės centre, ten buvo miško teritorija. Visą tai labai sėkmingai kažkaip tuo metu dėliojo Juodkrantėj. Viešbučių verslą vystęs Štelmacheris sutelkė tą būrelį žmonių, kurie turėjo interesą padaryti komfortišką kurortą ir labai greitai jį padarė, pasižiūrėdami į daugybę pavyzdžių. Tarpukariu Kuršių Nerijoje nebuvo galima važinėti automobiliais. Žmonės buvo įpratę judėti laivais, kurėnais, garlaiviais. Žmonės puikiai prisiminė, kaip atrodė Kuršių Nerija 19 amžiaus dar pabaigoje, kiek reikėjo pastangų ją apželdinti. Ir kai nutiesė kelią nuo 1903 metų, nuo Smiltynės čia prie Juodkrantės, jie kaip tik prie šito Avino kalno užstrigo 904-5 metais ir po to iki 910 metų buvo tas žvyrkelis nutiestas per Kuršių Neriją. Automobilių draudimas buvo gamtosaugos sąmoningumo lygio išraiška. Tiesiog buvo saugoma gamta. Galėjo tik tai gydytojas automobilių važinėti, visos kitos išimtis reikėjo gauti leidimus Klaipėdos direktorijoje. Aš esu įsitikinus tuo, kad jeigu mes atsibūsime vieną dieną ir pradėsime normaliai mąstyti, kas darosi Kuršių Nerijoje su šito beprotišku automobilių srautu, tai tikrai
pradėsime bent jau vasaros sezono metu paleisti laivą.